vainikėlių plukdymas. Mielosios merginos, tokios pat jaunos ir gražios, kurios dar neturite savo kavalierių ir jaunikaičių, susiskupkite, bėkite į mūsų gražų Rėkyvos parką, susiraskite žolių, gėlynų ir nusipinkite savo vainikėlį, nes šiandien yra tas metas, kada vainikėlis gali atnešti laimę, tai yra jaunikaitį ir meilę jums. Na, o apie tą tradiciją turbūt ir nebevertėtų pasakoti. Vainikėlis, kai atplauks prie kažkokio vaikino kojų, kuris tikėtinai jų žiūrės iš pakrantės, tai jis ir bus tas. Na, o po vainikėlių plukdymo mus vėl koncertuos ta pati stebuklinga grupė ir 22 valandą pradės koncertą Algimantas Butnorius ir vokalistas bei gitaristas Evaldas Daujotas. Na, o 23 valandą mūsų Rėkyvos dangų nuspalvins gražus šventinis fejerverkas Paparčio žiedas. Na, aš manau, kad jūs tikrai turėjote kelias minutės pagalvoti, kokia grupė tuoj pat įsiverš, įskries į mūsų sceną. Ir dabar sakau, kad mums dabar koncertuos grupė. Teisingai, grupė Patruliai, pasitinkame plojimais. Na, saulėtasis Rėkyvos choras, kaip jūs galvojate? Sutarkim taip, lygiai sausio mėnesio vidury čia iš tą patį aikštę atvažiuoja kokie 10 dviaukščių autobusų. Mažai čia bus. Sumuštiniai arba ta kava mūsų, visa kita jūsų. Ir važiuojami chorų karus. Bet ką mes ten veiksim, jeigu neturėsim repertuaro? Teisingai? Ką mes ten veiksim? Reiškia, pirmą tą dainą mes jau išmokom kurto, dabar Juozai. Vis dėlto aš 10 metų jau sistemoje nebedirbu, bet kažkas liko manyje. Žinot, brangiai, aš tikrai buvau policininkas kažkada. Tikrai. Tikrai, tai buvo labai gražus mano gyvenimas istorijas. Bet tą verslą mečiau, dabar dainuoju. Taigi, brangiai, aš norėčiau, kad dabar Juozas nueitų, kiekvienos damos surinktų mamų telefono numerius, nes aš matau akivaizdų pažeidimą. Ne vienos damos nėra čia, kuri turėtų 18 metų. Ar jūs išleido mamos į koncertą? Ar tikrai? Juozai? Slava, renkam numerį, pradedam skambinti, pasižiūrėsim, senas geras, Jej! Juozai? Sakė nedaryti, nekalbėti, niekam nieko nežadėti. Jis sakė, per jauna esi tekėti, nerūstink Dievo, kam tau dukrai skubėti. Bet nesupranta kartais mamos, kas jų dukrom dabar daros. Bet nesupranta kartais mamos, kas jų dukrom dabar daros. Mama, tau liepė nesakyti taip, o tu visiems sakai. Mama, tu liepė nedaryti taip, tu visiems darai. Mama, tu liepė negalvoti, nes pro langą jį išmes, tave į pamatys. Ir tu eini pas jį, kodėl eini pas jį, nes tave myli jis. Visas krantas, visos ugnys dega, kad kiekvienas laivas grįžtų į namus. Paplausyk, brangioji, kad palankų vėjai dovanotų man jūra ir dangus. Paprašyk, brangioji, kad palankų vėjai dovanotų man jūra ir dangus. Jeigu kelio pradžioj stovi Nidos uostas, kelio pabaigoj laukia švyturys. Jeigu tavo žvilgsnis mano laivą plauks, mano laivas plauks saulėtų jūros taku. Jeigu tavo žvilgsnis mano laivą plauks, mano laivas plauks saulėtų jūros taku. Ir aš žinau, kad laukiu, kad širdis tau virpa,
kaip lepena vėjas praviras duris, mano žingsnių lauki, na o aš tuo tarpu jūroje žvalgausi, kurgi švyturys. Mano žingsnių lauki, na o aš tuo tarpu jūroje žvalgausi, kurgi. Pasakyk, kodėl dažnai užverti nakties langai, kas slepi gerai žinai, tik tu. 100 žingsnių lik dangaus, nuo širdies iki žmogaus, aš savęs išduot negaliu. Tu prieš rytą išeini, šaltą lietų ramini, ko nebuvo, to tikrai nebus. Už visas senas klaidas, už praėjusias dienas, laikas liūdesį išsineš. Tik nesakyk, kad keliai pasibaigia, aš juk žinau, žemė apvali. Ir man atleisk, jeigu žodžiai žeidžia, net ir tada, kai tu neteisi. Vėjo rankose naktis, žolėje rasa iškris, kas praėjo, tas atgal negrįš. Laiko ratas nebylus, nuridens praeitin metus, tai kas buvo, to jau nebus. Tie, kas nori, tegul keliauja, nuo širdies iki žmogaus. Pasilinguokim visi.